Futbolo aikštynas. Mūsų mieste iš tikrųjų yra dar ne švietimo įstaiga, bet sporto rekreacijos centras, kurį šiuo metu lanko 2173 mūsų mokiniai, o futbolo treniruotėse lanko 246 mokiniai. Dirba 7 profesionalūs treneriai, Alytuje yra 9 suaugusių futbolo komandos, o tai irgi yra suaugusių neformalus švietimas. Ir dar bendro ugdymo mokyklose dirba 3 treneriai. Ir žinoma, visi šitie žmonės norima padaryti tokią, jau ten ta aikštė yra beveik baigta, liko uždengti paskutinį sluoksnį, jau jinai yra aptverta, tribūnos yra numatytos, kad bus iš Kauno Dariaus ir Girėno stadiono futbolo federacija bent jau yra žavėjusi. Tai ten trūksta dar apšvietimo gero, kaip jūs teisingai sakot. O kadangi Kęstučio ten mokykloje baigė, tai suprantate, aš manau, kad Kęstutis dėlės nuo šaly. Ne, labai gerbiamasis meras gražiai pastebėjo, bet aš noriu pasakyti, kad tikrai Kęstutis Daukšys kaip Seimo narys, duok dievė kiekvienai Lietuvos vietoje turėti tokį Seimo narį, kuris taip rūpinasi savo gimtąją mokyklą, kurią baigė. Tai jisai, aišku, rūpinasi ir kitais Alytaus projektais, bet tai ypatingai rūpinasi. Aš giliai įsitikinęs, kad jisai ir šiandien apsilankė savo mokykloje. Spėju, arba bent jau jo siųsti žmonės apsilanko. Apsilankė kažkas nuo jūsų, nes jūs tikrai, kiek galėdamas padedate, tai aišku, aš manau, kad ir šitą projektą vykdant, jisai nėra europinis. Jisai yra, mūsų čia savivaldybė daro, kartu su verslininkais prisideda ir panašiai, ir mes ieškom įvairių finansavimo šaltinių.